Sveikos dar štalytės. Sveikinu su šventom Velykom. Pas mane, kaip matot, naujas žaislas. Pasižiūrėsim, ar jisai gerai veikia. Ir, žodžiu, kaip man seksis jo naudotis. Aš netgi kaip pabaigsiu čia įrašėlį. Aš pabandysiu pasiklausyti, pasižiūrėti, kaip čia kas. Ir ar mane jūs gerai girdit, jeigu ne, man reikia paredaguoti. Kur man šitą daiktą dėt? Nes turėjau kelis nusiskundimus, kad prastas audio įrašas. Tai, žodžiu, pasižiūrėsim, ar man pavyks patobulinti. Ir ar man pavyks patobulinti video įrašą, nes irgi buvo pastabų, kad ne visada garsas yra geras. Bet kokiu atveju, žodžiu, mes bandom pakelti kokybę ir tikėkime, viskas bus gerai. O aš jums noriu parodyti, kiek aš prisimesgiau dabar savo megztinio. Anytos megztinio. Tai buvau išsivežusi į Kauną šitą žvėrį. Pamesgiau trupučiuką. Ne, viską susirinkau, žodžiu, čia buvo avarija nedidelė, kai buvau pamatus rankovės akis, bet nieko, viskas vietose. Ir ką mes turim, va, žiūrėkit, mes turim beveik pabaigtą, čia yra pirma rankovė, čia nuo maišo susiglamžė, ir čia yra antra rankovė, liko, man žinokit, koks trečdalis. Pabandom, žiūrėkit, sudėti taip. Man netgi gal mažiau, nes negu trečdalis, gal pusė liko, mažiau negu pusė. Tai va, bet tiek atliko primegztų akių, tai aš manau, kad jeigu ne šiandien, tai rytoj mes turėsim naują pabaigtuką. Ir bus viskas. Ir bus žiauriai smagu, žiauriai fainai. Ir kaip sakiau, noriu truputėlį paredaguoti ruletę. Tai kadangi aš dar neišsimatavau savo sekančių mezginių savininkų, tai kol kas megztinis draugiai dar į planą neįeina, bet aš turiu šalį ir turiu koinės megzt. Tai va tas koinės ir pabandysim megzt, ar ne? Vieną koinę matėt, antrą aš tada dar truputėlį pakankinsiu. Ir viskas bus. Ir tada megsim, žodžiu, ką nors naujo, kokį nors didesnį. Pasiėmiau siūlų Dagmarui 3 kamuolius iš Onutės. Tai dar Dagmarą reikia pabaigti. Tai tada šiam kartui tiek, kaip matot, va, apsipirkau mikrofoniukas. Žiūrėjau, pasižiūrėsim, kas čia man gausis iš jo. Ir tada šiam kartui trumpai tiek. Dar sykį sveikinu su šventom Velykom. Pasimatysim už dienelės kitos, kai suksiu ruletę. Ir žiūrėsim, kas manau iškris. Tai iki greito. Labas darbšalytės. Šiandien yra trečiadienis. Mes su Zara šmirinėjam šiandien bei ten. Parodysiu to ir Zarytę. Ir va, neužilgo grįšiu darbus, turiu pasidžiaugti. Pabaigiau žalią megztinį. Žiūrėjau, mano Anita jau turi dovaną savo. Tai dabar šiandien išsimatavau draugę, kur jai megsiu megztinį. Ir tada taip gal netyčia apškytas tą užsirašiau. Tai va, tai žodžiu, megsiu dar vieną palaidinę. Ir iš tiesų mačiau Žanetę Nic. Įdėjo labai gražaus tokio pavasarinio megztuko irgi testą. Gal susilaikysiu, gal ne. Žodžiu, įsirašyti ir jį. Pagyvensim, pamatysim kol kas. Tai va, tokie mano minimalūs planai. Žodžiu, apsėti kaip nors be testų. Zarytė laukia, kol aš pabaigsiu su jumis šnekėt. Bet labai sunku atsispirt. Bus matyt, kas čia bus. Tai va, kol kas va tiek. Einam pasivaikščiot ir pasimatysim truputėlį vėliau. Pagausiu šunį. Pagausiu. Žodžiu, šuo yra labai skaitas ir visai neturi būti pagautas. Taip, Zarytė.
Tai sveikas, darbštalytės. Šiandien mes jau turim penktadienį, nes po to, kai aš filmavau trečiadienį. Žodžiu, po to, kai aš filmavau, tai man tos visos dienos taip spukt ir dingo. Na, dingo, žodžiu, šiandien man tik išpuolė laisvesnė minutė dienos šviesoje. Jums kažką tai parodyti, tai taip ir prisiduosiu. Ką aš mezgu? Tai Anytos megztinis viskas pabaigtas. Pabaigtas jau greičiausiai net ir išdžiūvęs, aš iš tiesų jį taip antram aukšte padėjau ir jis kol kas ten guli, kol aš, žodžiu, prisiruošiu jį taip iš karto gražiai suvinioti, sutvarkyti ir padėti, laukti įteikimo dienos. Nes tiesiog jeigu aš jį čia turėsiu kažkur tais apačioj, tai tikrai apeis Zaros plaukais ir, žodžiu, dingsiu dovaninę išvaizdą. Tai, kad taip nenutiktų, žodžiu, megztinis sėdi viršuje. Į velykinį savaitgalį buvau išsivežus kojines. Tai spėkit, ar aš jos pamezgiau kažkiek. Žinoma, ne. Tai dabar šiaip turiu, čia yra mano senoji kojinė. Ir turiu, suspaudė. Ir turiu va tiek antros kojinaitės. Va tiek. Dabar aš esu, sakykime, taip trečiam pakartojime ir paskui jau prasideda kulnas. Čia, matot, yra jau mano tas naujas, žodžiu, nauja gumutė. Nes nuo jos aš ir pradėjau viską megzti ir paskui jau dariau. Tai jūs matot, kiek va čia man išsiplečia. Ir čia yra ta kita kojinė, kur nesiplečia. Tai va, tai jeigu taip sudedu gražiai pagal raštelį, čia parodyta taip, pagal raštelį, tai va, tai aš esu maždaug va tokioj vietoj. Ir tada man reikės tą pirmąją kojinę pataisyti ir pridėti šitą gražią atnarą. Nes, čia viskas, o čia aš dar galiu tempti. Kaip čia parodyti? Va, matot, žodžiu, tamprumo žymiai daugiau ir visas tas kraštelis, man toks gražus gaunas tada. Tai laukia čia remontai, mezgimai ir panašiai, bet kol kas viskas čia stovi, nes Greta neturi ką veikti gyvenime ir užsirašinėja į testus. Aš pasidedu kojinę į vietą, kol nieks man čia neišsibarstė. Taip, kojinė eina į knygą. Žinokit, jinai labai didelį kol kas telpa knygoje, tai aš taip viską ir laikau. Tik tais kamuolį pasidedu į šoną ir, žodžiu. Taigi, Greta neturi ką veikti gyvenime ir užsirašinėja į testus. Mes, manau, pasuksim ruletę ir pasižiūrėsim, ką aš pamėgsiu čia šiandien ryt. Tik aš tą ruletę vėl pataisysiu truputėlį, nes mes turim daug naujų darbų. Tai Anytos megztinis pabaigtas. Dabar vienas iš testų, į kurį, manau, kad minėjau, kad mane priėmė, tai buvo tokia vasarinė palaidinė. Aš turiu beveik visą nugarą numezgus. Nieko, aišku, dabar nesimato. Aš paskui įdėsiu trumputį video, kaip atrodo šita dalis, nes čia jau yra beveik viskas, čia beveik visa nugara padaryta. Iš čia prisirinks, iš tos dalies prisirinks priekiai, čia yra sprandinė dalis, čia kitas priekis prisirinks. Ja, maždaug čia iš šitos dalies prisirinks kitas priekis. Ir, žodžiu, va visa nugara. Jis žymiai yra platesnė, tiesiog toks raštas. Taip, aš jums parodysiu, žinokit, paskui gražiai nufilmavus. Raštas yra toksai arba 2 ant 2 ribas, arba toks... Paprastai tai sako, kad yra elevated garter, patobulintas, pakilėtas, patobulintas garteris. Ir, žodžiu, ir po 2 garterio eilutės. Kol kas vaizdo labai nėra, nes neplauta ir čia yra medvilnė. Kokius siūlus naudoju? Kolega prieš kelis metus man iš Balio parvežė va tokius 2 kamuoliukus. Čia antras jau panaudotas, aišku. Recycled cotton. Tai čia yra taip 100 gramų 330 metrų. Čia yra 100% medvilnė, man atrodo. Nieko nerašo, kokia galutinė sudėtis, bet aš taip įsivaizduoju, kad čia yra tiesiog 100% medvilnė, bent jau jaučiasi taip. Nėra labai kieta, bet aš nenorėjau tokios kūno spalvos palaidinės, nes atrodysiu kaip plika, jau aš tenka kelnes turiu. Tai aš pridėjau lietuviškos medvilnės, tai čia yra Medara Amber. Jis yra tokios
mėtinės spalvos. Ir, žodžiu, ir man labai gražiai atrodė šitas derinys, kai aš pabandžiau mėginuką megzt. Nu, tai vat ir mezgu. Žodžiu, kaip sakiau, parodysiu, pridėsiu kažkur tais video, gal, va, čia kažkur. Ir tada apie tolesnius mano planus. Tai va, aš turiu pradėti megzti savo bendradarbį draugį. Na, jinai mano ir bendradarbė, ir draugė gimtadienio megztinį. Tai yra Helix halter pagal Jessie Made dizainą. Turėjot matyti mažyti video, kaip aš vynioju uoliai tuos siūlus iš babinos. Tai va, megsiu aš iš tų siūlų. Man reikia nusimegzti mėginuką. Tai aš manau, kad šiandien pasidarbuosiu su šitu. Ir, žodžiu, pabandysiu vakare mėginuką pasimegzti, pasižiūrėti, kiek gijų kartu man reikia laikyti. Nes turiu 400 gramų. Na, tai megztinių šiaip ar taip man tikrai užteks. Nes metražas ten yra labai didelis, ten yra 1400 m100 gramų. Tai aš manau, bent jau 3 gijom aš tikrai galiu laikyti, jeigu ne 4. Na, jeigu aš noriu viską išnaudoti. Tai, žodžiu, reikia mėginuko ten. Ir aš įsirašiau dar vieną testą. Nu, ta prasme. Tai va, o tas kitas testas yra labai nuostabus Nora. Nora. Rašosi Noura. Kardiganas pagal Žanetę Nits. Tarsi, kad mane priėmė į testą, aš net žaktelėjau, kai mane priėmė, nes tikrai nesitikėjau. Na, Žanetė Nits jau yra pakankamai populiari, kad, na, jinai galėtų jau atsirinkti tas testuotojas. Mūsų testuojančių tą kardiganą yra 47, bet aišku, už dydžių ten yra 10 gal. Tai, žinot, na, po 4-5 merginas vienam dydžiui, įvairiais siūlais, įvairiais mezgimais, na, žinot. Tai turėt kuo didesnį testuotojų, kuo didesnį krūvą testuotojų yra žymiai geriau. Ir, žodžiu, ir yra tikslesni rezultatai, kiek ten visko reikia. Tai, žodžiu, mane priėmė ir aš turiu tą tokią baltą, bet ne visai irgi vilnelę. Tai va, tai man reikia iš jos irgi išsimegzti mėginuką. Aš nežinau, aš gal netgi panaudosiu tą raudoną kaip mėginuką. Žodžiu, iš raudono siūlo pabandysiu ir su baltu numegsiu. Anyway, žodžiu, reikia persivynioti ir tuos siūlus. Prasimegzti mėginuką, ten man atrodo net ir su raštu gal reikia tą mėginuką prasimegzti. Ir megsiu tą kardiganą. Tai bus žiauriai gerai. O dabar apie terminus. Šitas turi būti pabaigtas gegužės pradžioj. Tai realiai nugarą turiu, plus čia yra berankovio mezginys, tai manau, kad čia man gana greitai eis viskas. Ir aš jį galvoju, vad, nugarą jau beveik pabaigiu, man čia liko 2 eilutės, gal kokios damegzt. Mano draugės kalbininkės, eikit iš proto. Tai, žodžiu, aš noriu pasidaryti priekius, kad galėčiau vežiotis mašiną šitą darbą. Tai čia, manau, per porą dienelių aš susitvarkysiu, per savaitgalį tikrai. Tada Žanetės kardiganas iki birželio 22, draugės megztinis iki birželio vidurio. Nu, bet birželio pirmoji pusė reikia turėti. Tai, žodžiu, megsim visus šitus darbus. Ir plus man reikia draugės į šalį. tą vestuvinį. Bet aš vis dar neišsirinkau, ko aš noriu megzti, tai kol kas sėdi siūlai ir laukia. Tai aš čia dar ir ruletę nededu, nes tiesiog, kas iš to? Nes jeigu aš per prievartą išsirinksiu aprašymą, tai nenumegsiu vis tiek. Tai va, tai žodžiu, dedam šitos 3 į ruletę. Mano visi žieminiai mezginiai viską sukrauti į spintą ir, žodžiu, lauks geresnių laikų, lauks, kol aš čia išsivaduosiu iš visų šitų testų ir visų šitų reikalų. Ir iš terminų. Ir bus matyti. Tai va, tai žodžiu, tokie atnaujinimai. Einu pataisyti ruletę ir greitai aptarsim, ką mezgam toliau. Na, kuris mezginukas greičiau papuls ant mano virbalų. Ir megsim. Viskas. Einam sukti. Tai va, iš to jaudulio net mygtukus jūs pamiršau, bet, žodžiu, nesvarbu. Kaip matėte, išsisuko šitą palaidinę mano testinę. Čia gerai pusė. Čia parodyti, va. Tai tada mes su jie padraugausim truputėlį daugiau. Kaip sakiau, mano planas yra
sumegzti viską, kad galėčiau megzti ratu. Tai per savaitgalį tikrai man čia pavyks. Ir, žodžiu, pasižiūrėsim, kada prisijungsiu vėl ir parodysiu dar ką nors, žodžiu, jau primegzta ir ką megsim sekantį. Ir per savaitgalį reikia būtinai pasidaryti mėginukus. Tai va, toks planas huliganas. Ir iki susitikimo už dienelės kitos naujam aptarimui. Čiau. Tai sveikas rūkštalytės. Oi, op. Seniai matėmės. Žodžiu, viskas. Savo tikslą įvykdžiau, numezgiau, sujungiau visas kūno dalis ir dabar jau liko man megzti ratu. Oi, čia dar markerių labai daug. Nesvarbu. Atrodo dabar taip labai įdomi, čia tas kaklas toks labai didelis. Bet pradėkim nuo to, kad čia tos pečiai truputėlį prasiplės, nes jie dabar nuo to 2 ant 2 ribo labai tokie susispaudę. Prisimegs visa apdaila pečiams priekiui, žodžiu, kaklui, rankovėms. Na ir, žodžiu, tada jau važiuosim žemyn. Nieko nesimato, bet, žodžiu, aš tik va, prieš kelias eilutes, 3 kokias eilutes, va, sujungiau viską kartu. Ir dabar mano šitas darbas važinėsi su manim mašinoj. Esu vis dar pirmam kamuoliuke. Na, šito žalio tai aš tiek ir turiu. Čia yra vis dar pirmas kamuoliukas. Tik aš jį pradėjau naudoti iš vidurio, nes man tada labai gražiai jie būdu. Aš juos taip va sudedu. Taip, tai čia maždaug va taip. Ir traukiu iš viduriuko. Ir, žodžiu, niekas man po visą kambarį nebelaksto. Taip, tai, žodžiu, buvau pastebėjus kelias klaidelės, bet ant tokios labai nedidelės, tai, žodžiu, viskas kol kas juda pirmin ir labai sėkmingai. Ir kągi, mums tada reikia išsisukti dar vieną tą prasukimą, ką iš testų megzti toliau, nes, žodžiu, nu, kažką tai reikia toliau judinti, kas gali namuose sėdėti. Tai einam išsisukti ir pasižiūrėsim. Tai ką, ruletė sako, kad reikia pradėti naują testą. Nu, ruletė sako, ruletė žino, tai kadangi jau aš išsisukau, tai dar spėjau nubėgti į stalčių, pasiimti siūlą, kuris jau spėjo apsivelti Zaros plaukui dar kažko tai. Ir aš manau, kad naudosiu šitą baltą. Man reikės paskaičiuoti, kiek, žodžiu, Snow White suit. Anyway, žodžiu, man reikės pasiskaičiuoti, kiek gijų naudot. Reikia, aišku, pirmą persivynioti šitą šedevrą. Susiskaičiuoti, kiek gijų reikia naudot. Ir megzt. Tai va, tai tada kol kas tiek šiam trumpam kartui. Šią savaitę pabaigiam. Ir, žodžiu, su nauju mezginiu pradėsim naują savaitėlę. Rytoj jau turbūt prisijungsiu, gal turėsiu kažkokį taip progresą parodyti. Ir matysim, kaip čia viskas einasi. Tai kągi, tiek tada ir